Kaip skameriai gauna kontaktus ir siunčia jum virusus, kad nulaužti paskyras, paskui pasakoju, kaip praranda Facebook paskyrą, Instagramą, dar kažką. Tai pasidalinsiu visai neblogai padirbtas skamas. Gavau užklausą, visai neblogai, rimtai atrodo. Ieško Google Ads partnerio, bla bla bla. Aš parašiau, tokių e-mailų gauna visai. Jeigu jūsų e-mailas yra atviras, turiu minį, kad yra prieinamas svetainėje ir botai gali nuskenuoti, ir, sakykim, skameris gali nueiti ir paimti jūsų e-mailą iš svetainės, gali jums atsiųsti kažkokią užklausą. Dažniausiai gauna, sakykim, turim tokių iš klientų administratorės skundžiasi, gauna tokio spamo, nelabai ką gali padaryti, tiesiog reikia filtruoti ir nereaguoti į tokius laiškus. Kaip atpažinti skamą ir kaip neprarasti, parodysiu, kaip atpažinti. Tai gavau laišką, kadangi tokių daug gaunu, parašiau trumpai, ar turite projekto aprašymą, kurį norite reklamuoti. Jo, turim, visai neblogas projektas, kaip tikras projektas atrodo, bet čia nebūtinai, kad siunčia pati parduotuvė. Labai abejoju, kad siunčia pati parduotuvė. Bet atsakymas, kad jo, prisegam projekto aprašymą. Pirmas dalykas, į ką reikia atkreipdėmėsi, siunčia aprašymą kažkodėl per Dropboxą. Red flag, visiškai red flag. Per Dropboxą, kas ten gali būti? Daug failų. Negali būti projekte daug failų aprašymų. Bet antras red flag yra tai, kad zipas yra suzipuotas, yra suarchyvuoti failai. Tai reiškia, jau kažką slepia. Ką slepia? Dažniausiai slepia virusus arba exe failus. Tai prieinam prie trečio red flago ir čia visiškai red flagas, į ką reikia. Čia praktiškai, jeigu turit saloną, turit administratorį, šis video yra privalomas, kaip atpažinti tą kenksmingą failą, nes gali būti, kad paveiksliukai turi, bet čia, sakykime, reikėtų jau šiek tiek kitoks lygis, kad paveiksliukai būtų užkristi, bet štai čia yra, parodysiu, tuoj priartinsiu, nelabai. Paveiksliukai visi kaip ir ok, bet vienas failiukas iš jų atrodo kaip wordinis, bet tas paveiksliukas yra, tai čia yra ne paveiksliukas, o čia yra exe failas, dėl ko ir buvo siunčiamas archyvas, nes virusą persiųsti reikalingas, kad reikia suarchyvuoti, kad antivirusai nepagautų, suzipuoja ir kaip paleidžiamas, kaip atrodo kaip wordinis failas, kaip jis yra paleidžiamas, tai tada galima gauti iš to bėdų. Atrodo, to priartinam. Čia šis failas yra probleminis. Jeigu jo neatidaryti, nieko nebus, bet jeigu dabar paspaučiau, tikrai kažkas tada prasidėtų šiame kompe. Tai tiek, kitą kartą tiesiog žiūrėkit, iš kur gaunat e-mailus, jeigu nelaukit to e-mailo, ieškokit kažkokių įtartinų failų, jeigu yra exe failas ir jūs tikrai ir jo nelaukit, nieko nedarykit. Tiesiog ištrinkit.